Trys kvailiausios profesijos. Kaip manot, kokios yra trys kvailiausios profesijos? Rašykit komentaruose. Aš interneto platybėse atradau šiandien, Facebook'e tiksliau, atradau tokį sąrašiuką trijų kvailiausių profesijų. Ir niekada nepagalvotumėt, bet pasirodo pirma profesija tai yra siuvėjo. Siuvėjo profesija. Kodėl? Todėl, kad pirmą paima audeklą sukarpo, o po to susiuva. Antra profesija – futbolininko. Kodėl? Todėl, kad pirmas spiria kamuolį, o po to bėga paskui jį. Ir trečia profesija pasirodo yra mokytoja. Kodėl? Todėl, kad viską žino, bet vis tiek uždavinėja klausimus. Tai va tokios trys kvailiausias profesijos. Rašykit, gal žino daugiau, rašykit komentaruose, gal žino daugiau. Aš siūlau jums užsimti nekilnojamo turto karjerą daryti, nekilnojamo turto, bet nebūkit pirikupai. Kodėl? Todėl, kad pirikupai irgi perka nekilnojamo turto tam, kad vėliau parduotų. Kokia prasmė, ne? Bet nekilnojamo turto specialistai, brokeriai, atstovai, žmogus turi problemą ir jam reikia išspręsti tą problemą. Jis negali parduoti savo turto, neranda pirkėjo mėnesį, 2, pusę metų, metus. Reiškia, yra visokių problemų, tai su dokumentais, tai marketingo neišmano. Ir mes tą problemą galime išspręsti. Ir ypač dabar, kai yra nekilnojamo turto krizė, kai turtą yra sunku atrasti pirkėją, turtą sunku parduoti, tai va, būtent per krizę mes sprendžiam problemas ir parduodam namus. Dabar mūsų siaura specializacija, ne tokia siaura, bet yra tik tai namų pardavimai. Tai va, man reikia dabar žmonių Panevėžyje, 2 brokerių Panevėžyje, bet šiaip galit jungtis bet kur Lietuvos miestuose, ar tai būtų Tauragė, ar tai būtų Šilutė, ar tai būtų Telšiai, ar Utena, ar Klaipėda, ar Vilnius, ar Kaunas. Didmiesčiuose yra šiek tiek šiokia tokia specifika, yra didesnė konkurencija, bet, sakykime, mažesniuose miestuose, tai rajonuose labai lengva yra startuoti su namų pardavimais ir dirbti, gerai užsidirbti. Numeruokit namų brokeriai, pridėkit prie Facebook'o namų brokeriai, pridėkit prie Skype'o namų brokeriai, kas norite rimtai dirbti su nekilnojamo turtu, su namų pardavimais, arba kaip brokeriai, arba kaip marketingistai iš namų. Stebėkit mūsų video įrašus, yra patalpinta marketingisto veikla, kaip marketingistas dirba, ką padaro ar ne, kiek uždirba, yra patalpinta, netgi klientai mūsų yra nufilmuota, kurių namus mes pardavinėjom. Tai va tiek. Žodžiu, imkit gyvenimą į savo rankas ir užsiimkit rimtą profesiją. Iki.